Sveiki, su jumis kaip visada smagus užkandis ir šį kartą pamėginsiu parodyti, kaip yra paprasta pasigaminti midijas balto vyno padaže ir taip nustebinti savo artimuosius puikia vakarienė. Kad pagamintume skanų balto vyno padažą, reikia vos kelių ingredientų. Tai būtų smulkintas šalotas bei smulkintas česnakas. Tiek česnaką, tiek šalotą stengiamės supjaustyti kuo smulkiau, kad vėliau skanaujant česnakas neužgožtų viso midijos skonio. Taigi, į įkaitintą puodą pilame truputėlį aliejaus ir dedame smulkintą česnaką bei šalotą. Viską pakepiname ir stengiamės neprideginti, kad vėliau nebūtų degėsių skonio. Kai česnakas su šalotu apkepa, pilame baltą vyną. Gariname jį tol, kol nebesijaučia alkoholio kvapo. Kai vynas nugaruoja, pilame soją bei žuvies sultinį. Viską išmaišome ir minutę paverdame vyne. Pilame 35% riebumo grietinėlę. Ją maišydami, paverdame, kad jinai sutirštėtų. Kai grietinėlė truputėlį sutirštėja, sudedame mūsų midijas. Išspaudžiame truputėlį citrinos sulčių ir viską paverdame, maišydami 3-4 minutes. Na va, midijos jau paruoštos. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, manęs galite visą laiką pasiteirauti komentaruose arba užsukti mano puslapį Smagus užkandis. Ten rasite daugybę receptų bei pamokų. Dar kartelį linkiu skanaus ir nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, kaip yra paprasta ir nebrangu gamintis maistą namuose. Taigi, linkiu jums lengvai ir smagiai pasigaminti šias midijas. Iki kitų pasimatymų.